kaip čia atrasti tą poziciją, kad būtų visiems patogu? Aš sakiau, mes jūs padėsime ant stalo ir pasuksim. Čia kaip vaikystėje. Mano karjera prasidėjo nuo 2 metų. Aš mokėdavau labai anksti, kalbėti pradėjau. Ir tada auklėtojas statydavo ant stalo, sakai, Nijolite, katinėlį su gaidžiu statė namą po medžiu, kai ateidavo patikrinti darželio, ar gerai vysto vaikus. Ir dabar ant stalo ir jau. Ne, tiesiog, kad niekam nereikėtų sprandų sukioti, aš tai čia labai praktiška. Va čia, vaiką. Ne, kada aš greit nemirsiu, tai čia aš išakiu. Aidas žiūrės mano akinis ir matysi. Aidas nori šokoladą, jūsų sąskaitą negavo, dabar Aidas spręs problemą ar draugauti su jumis toliau. Tai tada mes kaip ir pradėjom šitą vakarą. Sveiki visi atvykę ir, taip sakant, Nijolės pristatyti nereikia niekam, aš manau. Dėl to ir susirinko čia. Ir kad prašom, Nijolė. Publika jūsų. Publika mano, bet mano vaikas manęs ir klausė, tą mano Elenytę. Nu gerai, o ką tu su jais kalbėsi? O aš ir sakau, kad aš nežinau, apie ką čia galima su lietuviais Londone kalbėti. Bet tai, kad Londone galima pasisveikinti sveiki broliai ir seserys, tai čia faktas. Neaišku, ar Lietuvoje teisingai būtum suprastas. Galvotų, gal jau bažnyčiai tarnauja ar dar kaip nors. Bet tarkime, mano dabar tokia kelionė buvo labai ilga. Iš tikrųjų 2,5 mėnesių kelionė, aš 2,5 mėnesių nebuvau Lietuvoje, esu atpratusi, kaip ir jau pusiau emigrantė. Virš mėnesio buvo Amerikoje. Ir tai, ką aš pamačiau, ir tai, kaip jie mane išmokė lietuvybės, kadangi Londone aš tik tai savo vaiką lietuvį mačiau ir jos draugus. Bet tai, ko mane išmokė Amerikos lietuviai, tai tikrai aš dabar visai drąsiai galiu visiems lietuviams sakyti broliai ir seserys, kadangi tikrai, aš nežinau, ar jūs pajutote, bet aš esu tikra, kad pajutote. Kad vis dėlto esame mes ir yra visas kitas pasaulis. Ir tai yra gera, tai yra puiku, ir tai yra normalu ir natūralu, nors dar prieš 1,5 mėnesio aš būčiau plėšiusis ir sakys, ne, čia mes žemės piliečiai, čia yra kosmosas ir iš vis vienodai viskas rodo. Ir kuo siauresnės akis, tuo gražesnis vyras man buvo. Nu, kadangi po Kinijos negaliu atsipeikėti. Norėjau, kad koks senas kinas jau mane paimtų, bet šlepečių nešiot, kad aš galėčiau Kinijoje gyventi. Nes mane sužavėjo tai, kaip tenai gerbiami pagyvenę žmonės. Aš kvailė nežinojau, kad ir Amerikoje jie gerbiami, ir Anglijoje, kad jie iš viso visam pasaulyje gerbiami. Išskyrus galbūt Lietuvą. Tai va, tai dabar jau man tas noras kažkaip tai ir tas grožis prasiplėtė. Tai už tai galima kreiptis po tokios mano kelionės broliai ir seserys, nes tai, ką aš pajutau šitos kelionės metu, ir aš nežinau, ar tą patvirtinsit jūs man, kad prasmingiausia veikla, kurią gali užsiimti žmogus, turintis laiko, taip kaip aš dabar, nes vaikai užauginti, nu kas man tik tai išėjimo duris prieš akis. O energijos dar daug, jėgų daug, galimybių daug, skola tautai yra didžiulė, kurią Facebooko draugai kartais man papriekaištauja, o komentarai dar labiau, kad net norisi jau kartais jau, taip sakant, ir iš visą tą kompiuterį perplėšti. Aš gaunu rentą, mane išlaiko tauta. Todėl didžiulė skola, o vat jūs juokėtės, o aš kiekvieną dieną su tą kupra reiškia atsikeliu, nes kadangi aš jaučiuosi labai skolinga. Todėl aš ir važinėju, ir susitikinėju, be pinigų, už savo lėšas transportą, viską, aš jaučiuosi tikrai skolinga. Aš tikrai būčiau damokėjus likimui už tą galimybę dalyvauti tose įvykiuose, kuriuose aš dalyvavau, nes tai yra neįsivaizduojamas, iš viso tai yra neįsivaizduojama, kad taip tiksliai pildytųsi svajonė, kuri atrodė neįgyvendinama. Nu, maža, ką mes vaikystėje svajojam. Kad nuskristi į kosmosą, dar ką, puikiai žinodami, kad to niekada nebus. Bet kada tu svajoji būti, nors kadangi rusiškus filmus žiūrėdavau vaikystėje, tai svajodavau būti šitą partizanė Zoja Kosmodemjanskaja, vyresni žmonės žino, kas tai yra. Nu, kur fašistai kankino, jinai nieko neišdavė ir numirė už tėvynę. Nes man baisiausiai kas būdavo, nu, baisiausios mintis, kurios mane persekiodavo, kad galima nugyventi gyvenimą vien tik tai verdant barščius ir mezgant kojines. Aš nežinau, kodėl mane tas vaizdinys taip gazdindavo. Na ir vat metų jau yra, kaip aš sakau, 120, bet aš tos savo nuomonės nepakeičiau. Aš labai gerai moku megzti ir norėjau sakyti, pameluoti, kad numezgu. Numegzdavau prieš 10 metų kojines vaikams. Dabar jau nebemezgu, aš labai gerai mokėjau gaminti, dabar nebegaminu. Kadangi dabar man laiko lieka vis mažiau, aš jo neturiu ir aš jį taupau visai kitiem dalykam. Taip, kad galimybė dalyvauti tokiuose istoriniuose įvykiuose yra tikrai laimė, už kurią galima primokėti. Tai va, aš apie tave, Lena, pasakoju, kai manęs klausai, ką aš kalbėsiu su žmonėm. Aš nežinau, ar
Tiksliau, aš niekada pradėdama kalbėti, vat, kiek aš turėjau susitikimų, labai daug susitikimų turėjau Amerikoje, vis dėlto svetima aplinka žmonės, kai kurie labai seniai išvažiavę, iš karto pokarėje, kai kurie tik dabar išvažiavę. Ir rodos, apie ką gali kalbėti, negali surasti jokios temos, kuri jaudina visus. Bet kadangi aš nieko iš savo klausytojų nenoriu, aš niekada daugiau neįsiu į valdžią, aš neturiu lygiai jokio neintereso, skaisti kaip anelas. Reiškia, materialinio intereso jokio, patikti visai nenoriu, nes niekada neprašysiu jūsų balsų. Savo susireikšminimą aš jau gyvenime turiu tiek, kiek aš jau turiu, aš turiu 3 dukras, 2 anūkės. Na, vienu žodžiu, visko man užtenka, visko man pakanka. Už tai aš manau, kad gaišti jūsų ir savo laiką galima tik tai kalbant apie prasmingus dalykus, net jeigu kažkam jie atrodo labai pertekliniai. Net jeigu kažkam jie atrodo pernelyg sudėtingi, nors man neatrodo, kad tai būtų sudėtinga. Kad suprastumėt, ką aš turiu omeny, kadangi mes jau esam knyginę, aš tiesiog pakalbėsiu žodžiais to žmogaus, kuris net, mano akimis žiūrint, nėra rašytojas. Žmogaus, kurį taip gražiai čia iškilmingai palaidoja visa Lietuva, bet kurio visiškai nesinaudojo, kol jis buvo gyvas, ale tiesiog visiškai. Žmogus, kuris tam tikra prasme lietuvių kultūroje buvo kaip Levas Tolstojus. Tarkim, man Levas Tolstojus nėra rašytojas, jis yra filosofas. Jeigu kas nors skaitėte filosofinius traktatus apie žmogaus dvasios, tarkime, dvasinį kelią, apie galimybės nušvitimo, kažkokio suvokimo savęs, tai Tolstojaus kūriniai apie tai ir yra. Nors atrodo, kad yra gyvenimiški siužetai, bet praktiškai viskas apie tai, kaip žmogus gali suvokti savo aukštesnius pradus, kaip gali suvokti pat save, kaip gali tapti save šeimininku. Mes tokį rašytoją turėjom, tai Justinas Marcinkevičius. Nesinaudojome visiškai. Kodėl nesinaudojome, aš nežinau. Gal dar poreikio nebuvo, gal alkio nebuvo. Gal praktiškai paleisti iš tos nelaisvės norėjome ką nors kaip vaikai iš vaikų namų, ką nors turėti, pačiupinėti, ką nors savo turėti. Man labai ilgam, kaip ilgam, visą gyvenimą praktiškai tas toks įspūdis iš pirmo susitikimo su vaikų namų vaikais liko kaip simbolis mūsų visų, kada pasibaigė, kada laimėjo tą mūsų nepriklausomybę. Dar Sąjūdžio laikais aš buvau pasiėmusi vaikų grupę, nebe tokios minties didaktinės savo dukrom, kad pamatytų, kaip vaikučiai vat be tėvų ir kokie jie geri ir kad mamą brangintų. Antros klasės turbūt mokiniai buvo tie vaikai iš vaikų namų. Aš atsivedžiau juos į Kinematografininkų sąjungą, parodžiau filmą, nes tada dar nebūdavo tie Disnėjaus filmukai. Mergaitės buvo pyragą iškepusios ir buvo ir arbata, mes juos girdėm. Ir jie valgo tą pyragą po filmuko. Supilčiau arbatą ir dedu cukrų į arbatą. Ir jie niekas negeria tos arbatos. Antrokai vaikai moka skaityti, rašyti. Aš klausiu auklėtojos, kodėlgi jie negeria, kas yra. Sako, turbūt jie nesupranta, ką ten į vidų įdėjot, nes jie cukraus niekad gyvenime nematė. Jie atsaldžią arbatą gauna iš virtuvės. Aš pakilau į dausas. Nes per vieną akimirką man tiesiog susijungė kažkokie tokie dalykai, pagrindinis skirtumas tarp to, ką tu gauni augdamas normaliai tėvų namuose, kur tu matai, kaip lėkštės plaunamos, net jeigu tu ir lepūnas ir tu lėkščių neplauni, kaip skalbiniai skalbiami. Jeigu tu augi kaime, tu supranti, koks ryšys yra tarp, tarkime, paršelio ir kotleto tavo lėkštėje. Ir vaikas iš vaikų namų, kuris moka skaityti, rašyti ir gražiai aprengtas iš labdaros. Bet iš esmės paprasti žmogiški dalykai, jam yra, jų iš viso nėra. Jų nėra, kaip po tokiais jų nesupranta, jis jų nesuvokia. Ir išeidami tie vaikai, ten gulėjo krūvelėm tokie seni laikraščiai, žurnalai seni Kinematografininkų sąjungoje. Ir staiga aš matau, kad vienas berniukas ima, sakau, kam tau vaikeli? Seni, bus mano. Antrą kartą mane tiesiog sukrėtė vėl suvokimas, kad jie aprengti buvo tikrai gražiau negu mano vaikai, nes tada jau buvo parėjusi labdarai į Lietuvą. Bet jie nieko neturi savo, kad būtų vien tik jo ir niekieno kito. To negali vadinti godumu, bet tai yra žmogaus privatumas, nors kas nors kitaip negu kito, nors laikraštis kitoks. Arba jeigu net ne kitoks, bet tik tai jo, kurio niekas nepaliestų. Kodėl taip detaliai jums apie tai pasakoju? Todėl, kad mūsų būsena,
mūsų būsena, va tą 20 metų būsena, kada dabar kažkas reiškia pretenzijų Lietuvai, o kodėl čia nepražydo, o kodėl čia tokia, o kodėl čia ne kitokia, aš taip galvoju viešpatie žmonės, o jūs iš kur? Nu, ar jūs iš tų pačių vaikų namų, kad juk tai yra taip aišku, kad tam pačiam garde laikytos tautos, vienam garde tokios skirtingos, ten kirgizai, totoriai, kazachai, rusai, tie patys lietuviai, vienam tvarte, skirtingų rūšių, uždaryti. Ir ne tai, kad uždaryti, kaip, prievartauti, bet tai ne tai baisiausia, kad išprievartavo. Baisiausia, kad dar pririšo prie to medžio, po kurio prievartavo, pavogė laiką, kada visas pasaulis kažkur ėjo. Argi dabar nuostabu, kad žmonės tiesiog, jie iš viso nesusigaudo paprastame gyvenime. Ir koks didžiulis skirtumas tarp to, ką aš mačiau Amerikoje. Aš sakau, nežinau, kaip jaučiatės čia jūs. Mane kas labiausiai nustebino, kad ateina lietuviai Amerikoje prie manęs ir jie turi tai, ko neturi lietuviai Lietuvoje, jie orus. Paprasčiausiai orus. Kažkokia paprasta moteris, kažkokia paprasta mergelka prie manęs pribėgusi. 14 metų. Iš pradžių galvojau, gal jie netvarkuoja. Sako, tu žinai, labai tu man patinki. Aš po to paklausiau, kiek tau metų. Man 14 metų, sako. Tu žinai, aš kaip ir tu, aš būsiu vieniša be vyro. Sako, aš ne vieniša, aš sako viską apie tave žinau, aš skaičiau. Tu esi mano idealas, bet aš būsiu vieniša, nes aš būsiu lojeris. Aš kasmet būdu Lietuvoje vasarą. Aš būsiu lojeris, grįšiu Lietuvą, padarysiu tvarką, tik tada tekėsiu ir gimdysiu vaikus. O ten buvo susitikimas, sako, galima aš prie tavęs pasėdėsiu, man taip stipriau bus, sakau, sėdėk. Bet aš tikrai pagalvoju, gal su problemom. Nes tokia keista mergaitė, prikėtai čia jai. Ir sėdi jinai. O šalia sėdi žmogus istorikas, profesorius. Ir jisai man užduoda klausimą apie Stevensono romaną, ar aš jį skaičiau ir ką aš apie tai galvoju. Ir aš sakau, nu žinot, savo gėdai, tokiai labai dideliai gėdai, neskaičiau. Ir staiga ką, sako, aš skaičiau 2 kartus. Aš galvoju, negerai jai. Ir jinai staiga jam pradeda cituoti va tą vietą ir jie abudu pradeda tarpusavį diskutuoti. Tai, bet ne dėl to, kad nežino ir skaitė, bet tai yra 14 metų žmogus, kuris jaučiasi žmogumi tarp žmonių. Jis yra orus. O koks tau skirtumas, kiek tau metų? Tie iš jūsų, kurie turi vaikus, matyt supranta, kad vaikas jau gimęs yra visas, jo niekada nebus daugiau. Jis tik skleisis, o jis yra visas. Tai ir atrodo tokie paprasti dalykai. Paskui prieina moteris iš viso. Tiesiog aš atsiprašau, kad pasakoju tas amerikoniškas istorijas. Jos mane sukrėtė kuo? Tuo, kad aš supratau, kad niūrumas, užsisklendimas, kritiškumas ir bjaurumas nėra lietuviškas nacionalinis charakteris. Jis nėra. Nes jeigu kažkur tai tų savybių nelieka, vadinasi, tai nėra mūsų. Aš nežinau, dėl ko tenai, tiksliau žinau, bet galbūt dėl tų pačių vaikų namų. Dėl to, kad niekas nieko neturėjo savo. Dėl to, kad niekas nebuvo mylėtas. Dėl to, ir už tai vienas kitą mylėti negali. Iš kur gali turėti orumo tarybinis žmogus, jeigu jisai visada žinojo, kad nuo jo nepriklauso niekas, niekada, ne už ką ir niekur. O jeigu iškišai galvą per ją, taukšt gavai, aišku, aš visada sakydavau, bet už tai žinai, kad turi galvą. Tai bepiga man, tiesą sakant. Kažkaip tai mano gyvenimas taip praslydo, kad man niekada neteko dirbti, tarkime. Aš neturėjau net tos darbo knygutės tarybų valdžioj. Vaidini taip, kad tave pakviestų į kitą filmą. Tai bepiga man, bet iš tikrųjų tai aš už tai ir sakydavau, kad jaučiu, kad galvą turiu. Bet jeigu būtų nepakvietę kitą kartą, ir ką, ir būtų, taip sakant, tas pasididžiavimas, kad turi galvą susigėręs į smėlį, o vaikai būtų kur. Tai ir už tai man atrodo, kad tos okupacijos pasekmes, kada yra iškovota laisvė išorinė, o vidinės niekaip, nes nėra pasitikėjimo savimi, jeigu tu savim nepasitikė, o tu ir neturi už ką savim pasitikėti, o už ką tu turi pasitikėti savim. Ką tu tokio padarai, kada esi suaugęs žmogus? Ir taip išeina, kad tada tu nepasitikė kitu, tada išeina.